O jo, emocinio intelekto, tu jo jau negali apsimesti. Žinai, koks protingas dar gali apsimesti. Emocinis intelektas, nu, negali jo suvaidinti. Jo, todėl, kad tai nėra apie psichologinių terminų žinojimą, kiek tų žinių apie tai susirinkai, jo, kaip gražiai mokė apie tai pakalbėti, apie tą sąmoningumą, paaiškinti tu jį. Nes vėl, labai kartais žmonės moka protingai pakalbėti, jo, tačiau kai tik įvyksta trintis, trigeris, nemalonumas, jo, kažkas pasako ne taip, nesutinka su tavim, dingsta, bet va, dingsta 3 dienom, nenori su tavim kalbėti, jo, arba automatiškai prasideda jo labai didelis karas, pavyzdžiui. Tai vėl, vadinasi, jeigu tu negali įkūnyti jo, to netoksiškumo, tai toks yra emocinis intelektas. Jo? Tai va, čia ne emocinis intelektas, čia tiesiog gražesniais žodžiais aprengta reakcija. Jeigu yra galvoje suvokimas, tačiau kūnas nežino, kaip taip elgtis. Jo? Suvokimas yra, kad rėkti atgal nereikia, bet kūnas cypia. Tai va, tikras emocinis intelektas atrodo daug paprasčiau ir daug mažiau instagramiškai, galim sakyti, netgi. Jo? Tai kai susinervinęs, tu nepulsi aiškintis, nepulsi iš karto prašinėti žinučių, nepulsi iš karto, vienu žodžiu, atsiprašinėti, ar kas tik įvyko, jo. Kai tu gali pasakyti, palauk, čia mane suaktyvino, o trigeris, jo, tuoj susibalansuosiu ir pasižiūrėsiu, kas čia vyksta, jo. Tačiau labai daug kas vietoj to, žinai, tu sugadinai man gyvenimą, tu pasakai taip, kaip tu čia padarai, kaip tu žinai. Tai va, prasideda iš varto jo problemos. Tai kai tu pats gali ar pati išbūti nepatogume, nepaversdamas kito žmogaus blogiukų. Jo, kažką pasakė, kažką padarė, pasidarė nepatogu. Bet tai ne apie jį. Kam pasidarė nepatogu, taigi man. Jo. Tai va čia emocinis intelektas suprasti, kad pasidarė nepatogu man, vadinasi, manyje kažkas, ne tame žmoguje kažkas. Čia emocinis intelektas. Jo, kai supranti, kad aš tiesiog labai jautrus žmogus, nėra leidimas emociškai daužyti kitus. Labai daug iš mūsų jautrių žmonių, bet aš taip giliai jaučiu. Jo, tu giliai jauti. Kitas žmogus neprivalo tai nešti ant savo pečių. Jo. Tai vat, ar žinot, kaip dažnai atrodo žemas emocinis intelektas? Jo. Tai vat, tokiais ir sakiniais. Aš saugau savo ribas, jo, tačiau realiai tai yra tylos bausmė, pavyzdžiui. Jo. Tiesiog nenoriu negatyvo, žinai, ten kiti jau žemesni, jau tu jie. Tai vėl pasižiūrėkim, čia ne emocinis intelektas. Jeigu negali priimti realiai kitos nuomonės, ne intelektas, emocinis ir šis intelektas yra sugebėti būti neįsikibusi tai, ką tu žinai. Sugebėti kaip tik atvirkščiai išvirsti ir klausinėti apie tai, ką tu galvoji, kad tu žinai, su atvirų protų ir širdim, kad tu gal nežinai. Kur intelektas. Ir emocinis intelektas taip pat. Jo, leisti tom emocijom praeiti pro tave. Tai va, labai daug žmonių šiandien moka paaiškinti emocijas, bet nemoka jų reguliuoti, moka cituoti psichologiją, jo. Tačiau vis dėlto iki šiol nemoka išklausyti nei savęs, nei kitų. Moka kalbėti apie meilę, bet pabėga nuo artumo. Moka sakyti aukštą vibraciją, bet sugriūva nuo vieno trigerio komentaro. Ir čia vėl nėra čia gėdos. Čia kvietimas pabusti. Nes augimas prasideda ne tada, kai atrodai sąmoningai, o tada, kai nustoji vaidinti sąmoningumą ir pradedi realiai stebėti save gyvenime. Realiai. Be jokių etikečių. Be dvasingas, protingas, gilų, be nieko tų. Jo? Štai ten ir prasideda tikrasis darbas. Tai va, emocinis intelektas nėra gražiai kalbėti apie jausmus, emocinis intelektas yra, kaip tu elgiesi, kai tave suaktyvina. Nes vėl labai lengva būti sąmoningu, kai niekas neprieštarauja, kai tavęs nesuaktyvina, jo, kai viskas vyksta pagal tave, tikrasis lygis pasimato tada, kai tampa nepatogu. Tai va, visi pas mamas, pas tečius, pas senus draugus, kurie įskaudino ir pasižiūrėkim, kaip jaučiamės. Ir va čia žinosim, koks mūsų intelektas.